Labas, neseniai mes grįžome iš parodos Moters pasaulis ir kągi aš supratau. Aš iš tikrųjų pirmą kartą nusprendžiau pabūti pardavėju ir pamačiau, kaip paprasti žmonės, klientai net nesupranta, kas mes tokie. Tai leiskit aš paaiškinsiu, kas tas yra Enzo Organic produktas ir kas mes esame iš tikrųjų tokie. Būtent šioj parodoj labai daug kalba ir iš smulkaus verslo, kad žodžiu, viską dabar paėmė mass marketas, atėjo šitie influenceriai ir jie vėl tą mass marketą pigiai pardavinėja, todėl niekam nėra erdvės kitiem parduoti kažkokį geresnį produktą, nes žmonės kreipia dėmesį į kainą. Ne, mes visiškai netokie, mes stovėjom savo parodoj ir mes vieną, ką aš supratau, kai buvau pardavėjas, aš supratau, kad mes parduodam ne produktą, o mes esam profesionalai ir parduodam mūsų klientų atsiliepimus. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes už mūsų klientą atsakom, kai mes padarom tuos plaukus labai gražiai, mums rūpi, kad klientas išėjęs su mūsų produktu, kad jisai sugrįžtų ir sakytų, wow, mums rūpi, kad tas produktas būtų tikrai, jis neštų naudą, kad mūsų ausis, kad atsiliepimai tų klientų, kad mums nebūtų už juos po to gėda, kad iš tikrųjų produktas padėtų. Ir taip, Enzo Organic iš tikrųjų padeda. Kiek kaukė, kiek kiti produktai, mes turim daugybę atsiliepimų. Todėl šiais metais, kai aš buvau pardavėjas, aš pardavinėjau mūsų klientų atsiliepimus, aš pardavinėjau savo reputaciją. Tai kas mes esame? Mes esame profesionalai ir iš tikrųjų girdim, ką mūsų klientai sako. Mūsų klientas ne vienkartinis, tas, kuris atėjo ir išėjo. Ne, tai yra būtent tas, kuris dar grįž pas mus ir mes nenorim raudonuoti būtent už produktą. Ir žinot ką? Mes neraudonuojam. Todėl aš supratau, kad pas mus website yra totalus bardakas ir leiskit paaiškinsiu kodėl. Iš tiesų mes profesionalai pardavinėjom, kaip aš sakau, tuos atsiliepimus ir girdim, ką šneka mūsų klientai. Ir turim daugybę video, kur klientai sako, wow, padėjo, wow, ataugo plaukai, wow, mano plaukai blizga, wow, aš užsiauginau tuos plaukus. Ir girdim, kad ir dukrom ten padeda ir panašiai. Mes tai girdim. Iš tikrųjų tai yra teisinga reputacija. Todėl mums tai svarbu. Taip, mes turime dar kūną, mes turime dar veidą ir taip šiuo metu mums sunkiau į tai parodyti klientui, ant kiek yra geri produktai. Patikėkit, mes dar ten nueisim, bet galbūt pradėkim tiesiog nuo plaukų, ką turim. Kaip ir čia turim 1, 2, 3, 4 seniausia susipakavę aiškiai instrukciją, ką po ko naudoti. Tai vadinasi sveikų plaukų rinkinys. Ir aš trumpai tiesiog pasakysiu, ten galima segmentuoti visaip, bet mes tai klientam ir sakom, šampūnas, kurį tu pasirenki, ir tų šampūnų yra daugiau tenai, detokso, volumo, dažytiem plaukam, daily šampūnas, kasdieninis ir giliai maitinantis. Tai šampūną klientai pasirenka patys pagal save, pagal poreikius, pagal taip, kaip jie jaučia, bet mes niekados negalim pasakyti, koks tiksliai šampūnas tiks, nes labai klientai individualūs. Vieniem patinka tas, vieniem tas. Tai su šampūnais jie, aš pastebėjau, daugiau šokinėja. Bet ką sako su mūsų šampūnais, tai tikrai, kad patinka kvapas, kad jie nori dar kažką pabandyti, jie su šampūnais jie kaitaliojasi ir tai yra gerai. Mes turim specialų rinkinuką tokį mažą, kur ten tu gali išsibandyti visokiausių šampūnų ir pasirinkti, kas tau tinka. Tai toliau eisiu, kondicionierius. Nuostabus kondicionierius, kur su arganu ir jisai atstato labai gerai ne tik plaukus, bet ir odą. Bet mes pastebėjom čia daugiau toksai produktas skubukėm, būtent daugiau prisirišam prie to, kad yra jisai tiem, kas skuba. Panaudoja kondicionierių ir tiek. Karts nuo karto, trumpai. Nieks to kondicionierius iš tikrųjų ilgai nelaiko, bet Enzo Organic kondicionierius jiem tikrai patinka, bet ne taip stipriai
skiria dėmesį tam. Ir dėmesio toliau top bestselleris, tai yra kaukė plaukam. Tai va čia yra tikrai bestselleris, aš tai vadinu daktaras, aš už tai garantuoju klientam, aš antiek stipriai garantuoju, kad aš žinau tūkstančius klientų, jau per 5-7 metus klientai sako, wow, mano plaukai ataugo, pradėjo augti geriau, dukrom geriau, šeimai geriau, vaikai mėgsta, moteris mėgsta garbanoti, sausi, ploni plaukai, jis neriebina, neapsunkina ir jisai tinka ir galvos odai. Toliau, tai vat su šitu produktu mes ir būtent pradedam naujojo kliento kelionę į sveikesnius plaukus. Ir va šitas produktas tikrai padeda. Už šitą produktą nesarmata. Bestselleris internete, tai yra būtent purškiamas kondicionierius su apsauga nuo karščio. Ir šį produktą aš ne moteris, bet moteris labai patinka. Aš nesuprantu, kaip vyras, kam jis yra skirtas, kad tai yra apsauga, bet moterim kaip patinka, jos tikrai ten jaučia, kad švelnesni plaukai, kad nėra silikonų, kad neriebina ir panašiai. Jos purškėsi ant šlapio, jos purškėsi ant sauso plauko. Tai čia yra 2 bestselleriai, kas yra tiesiog must have. O visa kita klientai pasirenka. Jų klientų yra visokiausių plaukų. Trumpi, mes taip skirstom, trumpi, vidutiniai, ilgi. Tai kuo ilgesni plaukai, tuo labiau moteriai rūpi tie gražūs plaukai. Man pačiam patinka tie gražūs sveiki plaukai, kada yra išplauti, kada yra švelnus, blizgus. Tai yra tiesiog gražu, natūralu. Tai vat būtent per šitą parodą, ką mes ir supratom, kuo mes unikalūs, tai paprastai mes profesionalai, pirma, antra, mes žinom, ką šneka mūsų klientai. Ir trečia, taip ir yra reputacija, kad būtent, kad klientai sako, numeris 3, wow, tikrai geri produktai. Ir tada jie pradeda dalinti su savo šeimos nariais. Tai šito pakanka, šito tikrai pakanka, tas nuostabus ketvertas. Ir tą ketvertą galima paskirstyti ten jau toliau, kokiem plaukam šampūnas, pasirinktinai. Kita, ką aš pasakysiu, labai pavyko su būtent tą kaukę, kada aš stenduose privilioju tą klientą ir aš sakau, pažiūrėkit, aš šneku lygiai taip pat kaip grožio salone. Iš karto sakau, garantuoju mūsų visų klientų vardu, mes profesionalai žinom, kas kaip veikia, kad šita kaukė tikrai veikia. Ir vienintelė kaukė, kurią galima įtirinti ir į odą, ir į plaukus. Aš pats, žinokit, dariau tokį eksperimentą, kada išėjo šitą kaukę, aš ant veido tiepiau tą kaukę, mėnesį pažiūrėti, ar mano veido jautri oda kažkaip tai sureaguos. Ir aš galvoju, wow, čia labai geras kremas. Tai iš tiesų geras kremas su organų, su makadamijų aliejais ir panašiai. Bet ne tai svarbu. Svarbu, kad mūsų klientai visi sako, wow. Ir šaltas klientas, patikėkit, jisai iš pradžių nepasitikė, jisai nori pasimti mažesnį. Po to, kada pasima mažesnį, jis sako, duokit man didesnį. Tai nesvarbu, kas yra rinkoje. Aš visą laiką skaitau, kad nėra konkurentų. Svarbu suprasti tiesą. O tiesa yra paprasta. Mes profesionalai ir turime klientų atsiliepimus. Viskas. Jūs galit mumis netikėti, bet kiek dėkingų klienčių, tikrai, ne tų feikinių, kur ten, 5 žvaigždutės, ten Aldona, dar kurių tu nesugaudysi. Mes turim tikrus klientus, mes turim šiltus atsiliepimus. Ir, aš kaip meistras, aš kaip kūrėjas, aš negaliu nesidalinti dar platesnę auditoriją ir išaiškinti lygiai tokių pačių metodų, tokių pačių kelių, taip kaip mūsų klientai perka čia. Jau pastovus klientas, jisai pirks toliau dar daugiau, jis tikrai ten perka, kad turit kūnui, kad turit veidui, jis jau ateina pasitikėjimas, bet naujas klientas, bet jį sunku įtikinti, parodyti. Jisai jau ir taip visko daug girdės ir sako, tų produktų yra daug ir visi jie neveikia iš tikrųjų ir vėl užšoko eilinės reklamos ir panašiai ir bla bla bla, bla bla bla. Bet iš tikrųjų, šitą kaukę tiesiog, kada parodai tuos 5 ritualus, 5 naudojimo būdus, kaip tai naudoti, klientai nustemba, jie vėliau klausia, o ką turite dar? Apie parodą taip matau, kad sunku tikrai klientą privilioti, tačiau kada klientas pradeda girdėti ir matyti atsiliepimus, reitingus, jis mato meistro veidą, tai yra irgi reputacija ir tik tada jis pradeda pasitikėti.
Tai vat būtent šiuo metu aš galvoju, kad reikėtų eiti šitų paprastų kelių. Ir taip, 1, 2, 3, 4, aš pasakysiu, kiekvienai klientai, kada aš aiškinu ir pardavinėju, sakau, žiūrėkit, jūs galite pasirinkti, gal jums dar trūksta šampūno. Gerai, sako, aš paimsiu šampūną ir kaukę, man to pakanka. Kažkas įima tik tai purškiamą kondicionierių, o kažkas tai pasiima tik tai kondicionierių. Tai čia vat kiekvienas klientas, jisai ir pagal save dėliojasi, o dar to produkto aš turiu daug, o gal vėliau. Bet vat kaukę tikrai atkreipia dėmesį ir purškiamą kondicionierių tikrai atkreipia dėmesį, nes jie yra minkštikliai, ne plovikliai tokie. Ir jiems labai tai patinka, vat, kažką tai pasiima ir juda toliau. Taigi dar kartelį, nėra konkurencijos, šiam pasaulyje yra vietos visiems, visiems yra sava rinka. Tiesiog, kai mes dirbam iš širdies ir per save, ką aš suprantu, kuo aš dalinuosi, tai taip tai ir gaunasi. Netgi turėjau pardavėją, kuris sako, stovi, tai čia Jurijus, tokia atsakomybės numetimas, eikit pas Jurijų, tai ten nesvarbu, vat, ne taip tai daroma. Aš noriu pasakyti, vat, irgi dar kitas žmogus, jisai pamatė, kaip pardavinėja ir pradėjo tiesiog bendrauti su klientais, panašiai, bet per save, per savo prizmę. Ir tie pardavimai vyksta. Taigi, chebra, aš noriu pasakyti taip, kiekvienas mes unikalūs ir turim pardavinėti per save. Bet ką garantuoja mūsų klientai, tai vat, kad už šitą produktą tikrai neraudonuosit. Jį užtenka vieną kartą parduoti, o po to žmonės patys prašo jo. Eilės tiesiog prašo jo, rekomenduoja patys ir panašiai. Bet visi pardavimai, visa komunikacija ir tas dalinimasis, jis turi būti būtent per tave, kaip tu tai supranti. Irgi vėlgi pavyzdys, turiu pardavėjų, kas net nebandė to produkto ir matau, kaip sunkiau, o turiu pardavėjų, kas viską išsibandė, užsidėjo ant plaukų, išsibandė ritualus, viskas ir atranda savo unikalumą ir pasakoja tą savo unikalumą. Tai va taip reikėtų pasakoti mums per internetą. Lygiai taip pat paprasta, 1, 2, 3, 4, arba bent jau pradėti nuo kaukės, arba bent jau nuo purškiamo kondicionieriaus ir taip toliau. Ir po to gilintis į odos problemas, į plaukų problemas, nes būna ten garbanės, būna su žilais plaukais tenai iš karto aišku, tada ryč, ten šampūnas, nu ir panašiai. Jau tokios smulkios kombinacijos. Tai smulkių kombinacijų mes tikrai surasim. Yra veikiantis komplektas 1, 2, 3, 4, va čia irgi retos klientos. Kas perka ketvertą, retos klientės, tas, kas jau žino, reputaciją mačiau, perka mažesnį tą komplektą ir viskas gerai. Po to perka didesnius, mes dar turim ir stiklinės taras, bet tai jau yra nesvarbu, tai yra jau plėtra. Svarbu, kad šiandieną mes žinome, kas veikia ir nuo ko galim atsispirti. Dėkoju.